Kiekvienam eismo dalyviui, ar jis ratuotas, ar jis pėsčias, yra aktualu tai, kad automobilio stabdžiai būtų tvarkingi ir veiktų efektyviai. Deja, tačiau net ir sumontavus naujus stabdžių diskus ir trinkeles ne visada gali būti tikras, kad stabdžių sistema veiks taip, kaip priklauso. Tiesa tokia, kad net nedidelė klaidelė ar meistrų neapdairumas gali padaryti didelį įtaką stabdžių efektyvumui. Montuojant stabdžių diskus, ypatingai nenaujuose automobiliuose, mechanikai turi atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką, tai yra korozija. Ir korozija tarp stebulės ir stabdžių disko, bet koks svetimkūnis gali turėti įtakos eismo saugumui. Stabdžių diskų gamintojai investuoja milijonus į šių komponentų gamybą, nes šiuolaikiniai automobiliai gaminami vis galingesni, o aktyvios saugumo sistemos, tokios kaip ABS ar ESP, smarkiai apkrauna stabdžių sistemas. Todėl stabdžių diskai patiria milžiniškas perkrovas. Tai reikia automobiliui šiek tiek per greitai atvažiuoti į posūkį, kai elektroninės sistemos tuoj pat pristabdo vieną ar kitą ratą pasirinktinai ir automobilis išlieka stabilus kelyje. Viduje sėdintys to galbūt net nepastebi, tačiau stabdžių sistemos tuo metu dirba pilnu pajėgumu. Šiuolaikiniai stabdžių diskai gaminami iš įvairių metalų lydinių, kurių receptus kiekvienas gamintojas kruopščiai slepia. Diskai turi būti atsparūs dideliai temperatūrai, įkaitę neprarasti savo stabdymo savybių, bet atlaikyti aukštas temperatūras ir net prie itin aukštos temperatūros nesikraipyti bei išlaikyti savo pirminę formą. Labai dažnai perkaitinti stabdžių diskai išsikraipo ir stabdant pedalas ima vibruoti. Tokiu atveju diskus reikėtų keisti naujais, bet siekdami sutaupyti vairuotojai senų stabdžių diskų nekeičia naujais, o prašo, kad jų seni stabdžių diskai būtų nutekinti. Tai nėra blogas sprendimas, tačiau nedarykite to bet kur ir pas bet ką. Tam reikalinga tiksli įranga ir šį darbą atliekančio mechaniko profesionalumas. Per mažas stabdžių disko storis gali turėti liūdnų pasekmių. Stabdžių diskai yra labai preciziškai parinkti pagal automobilio masę ir variklio galingumą. Kiekvienas stabdžių diskas turi minimalų storį, iki kurio jį galima šlifuoti arba tekinti. Peržengus šį minimalų storį, blogiausiu atveju stabdžių diskas gali sutrukinėti nuo perkaitimo. Šiuolaikinės stabdžių sistemos turi būti gaminamos pasitelkus itin tikslės technologijas, nes net mažiausias neatitikimas gali lemti, kad sistema nestabdys automobilio tinkamai. Dabartiniai automobilių stabdžiai tai nėra tik kaladėlės ir diskai. Jie prikimšti įvairiausios elektronikos, kurie kontroliuoja ratų sukimosi greitį ir pasukimo kampą. Ir pagal tai supranta, kuris ratas pradeda slysti. Stabdžių efektyvumas priklauso ne tik nuo automobilio stabdžių, tačiau ir nuo kitų automobilio elementų. Jeigu norite, kad automobilis stabdytų kuo efektyviau, būtina atkreipti dėmesį į važiuoklės elementus. Per didelis jų laisvumas gali pabloginti stabdžių efektyvumą. Efektyviam stabdžių darbui įtakos gali turėti ne tik stabdžių elementai, bet ir važiuoklės elementai. Kaip pavyzdys gali būti išdilęs arba klibantis guolis, kuris jau įtakos stabdymo kokybę. Sumontavus naujus stabdžių diskus ir trinkeles, jokių būdų negalima lėkti kaip akis išdegus ir tikėtis, kad nauji elementai iškart dirbs puikiai. Norint ne tik padidinti naujų stabdžių elementų efektyvumą, bet ir jų nesugadinti, būtina laikytis vienos paprastos taisyklės. Pirmus 200–300 km reiktų vengti ekstremalaus stabdymo, nes stabdžių elementai gali tuoj pat perkaisti ir turėsime gana rimtų pasekmių vėliau.